Ar teko kada nors būti radiacinės saugos centro laboratorijoje? Kviečiame praverti jos duris ir susipažinti, kiek visko įdomaus čia vyksta. Viena iš radiacinės saugos centro veiklų – radiologiniai tyrimai, skirti aplinkos radiologiniam monitoringui. Atlikti radiologinius tyrimus neretai prašo ir įmonės, ir gyventojai. Tai įvairių maisto produktų, nuo grybų iki pieno ar vandens telkinių bei geriamojo vandens tyrimai, siekiant įvertinti alfa ir beta spinduolių radioaktyviųjų medžiagų kiekius. Kai kurių tyrimų procesas yra labai įdomus. Kartais, norint ištirti radioaktyviųjų medžiagų kiekį vandenyje, reikia jį sudeginti iki pelenų. Tai atliekama specialiose krosnyse, o pats procesas trunka ne valandas, o paras, taigi reikalauja kruopštaus darbo. Kitiems bandiniams tokio ilgo paruošimo nereikia, pavyzdžiui, kai atliekami gama spektrometrijos tyrimai. Gama spinduolių radioaktyviųjų medžiagų kiekiai vertinami įvairiuose aplinkos bandiniuose – dirvožemio, žolės, upių ir ežerų vandenyje, taip pat maisto produktuose ir geriamajame vandenyje, statybinėse medžiagose, medienoje ir kituose bandiniuose. Aptikti įvairias radioaktyviųjų medžiagų koncentracijas radiacinės saugos centro specialistai gali ne tik čia, bet ir atvykę į reikiamą vietą ir tam jie yra gerai pasirengę. Jeigu įvyksta kažkoks įvykis, įtariama, kad yra radioaktyvios medžiagos, mes imam šitos nešiojamus prietaisus ir važiuojam įvertinti, kokios yra dozės galios, kiek pavojinga ir panašiai. Įvairiose žmonių veiklos srityse, pramonėje, medicinoje, moksle, naudojami jonizuojančios spinduliuotės šaltiniai, su kuriais dirba darbuotojai. Jų apšvitą privaloma stebėti. Radiacinės saugos centras atlieka tokių darbuotojų apšvitos tyrimus. Tam naudojami specialūs dozimetrai, kuriuos nešioja kiekvienas, dirbantis su jonizuojančios spinduliuotės šaltiniais. Gali būti matuojama atskirai viso kūno, akių ar galūnių apšvita. Vėliau matavimų rezultatai pateikiami valstybės jonizuojančios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registrui. Ekspertizės ir apšvitos stebėsenos departamento direktorius Julius Žiliukas atkreipė dėmesį į dar vieną svarbę centro funkciją – visuomenės perspėjimą apie branduolinę ar radiologinę avariją. Visoje Lietuvoje stovi apie 50 tokių stočių, paskui aš parodysiu, kuriuose vietose jos yra. Jos atrodo štai taip ir jos visą laiką nepertraukiamų režimų matuoja spektrą, kuris yra radionuklidinį spektrą, kuris yra aplinkoje ir iš to apskaičiuoja dozės galę ir pateikia mums dozės galės vienetą. Tai jeigu yra foniniam lygyje, yra viskas gerai, jeigu tik tai pakyla iki mūsų nustatyto lygio, mes gaunam bet kuriuo paros metu aliarmą. Galiausiai trumpai galime užmesti akį ir į radiacinės saugos centro ekstremalių situacijų operacijų centrą, kuriame įvykus branduoliniai ar radiologiniai avarijai būtų vertinama, kaip reikėtų reaguoti. Ar reikia gyventojams evakuotis, slėptis, vartoti kalio jodido tabletes ir kokių veiksmų imtis. Būtent iš čia vyriausybei, sveikatos apsaugos ministerijai ar kitoms valstybės institucijoms būtų teikiamos rekomendacijos dėl apsaugomųjų veiksmų taikymo ir ką derėtų pranešti visuomeniai.